Ir koks gražus klubas, kuris jau 55 metai remia silpnaregius, vaikus, įvairias gerumo akcijas, labdaros koncertus rengia. Ir atvyko tiek daug garbingų svečių. Ir leiskite pagarsinti jo, suderinus su klubu ir su prezidentu, Dėkui Vesaičiu. Pirmiausia, tai turime paminėti ir čia esančius garbingus klubo įkūrėjus ir rėmėjus ir pačius pirmuosius tos, kaip sakant, nuo kurių klubas užgimė, tai gerbiamas Leonas Jankauskas. Petkevičius. Ir žinoma, miela Birutė Petkevičius. O štai dabar visą Lietuvą įvardinsiu. Nežiūrint blogo oro, nežiūrint sniego, ir priplikšalos, kurį bus naktį, kur reiks labai atsargiai važiuoti. Susirinko į tokį dvarą gražų, gražiai papuošę, bet vis dėlto man mielas skaityti beveik visą Lietuvą. Alytus, Dzūkija, prezidentas Andrius Stasiukynas. Moterų druskininkai, Lina Vidūnienė. Kaunas Čiurlionio Lions klubas, Iveta Šikšniuvienė. Kauno Tauro Lions klubas. Kėdainiai moterų klubas, Lina Tamais, Kristofora, Artūras Abrobavičius. Labai dėkoju, kad jūs savo apsilankymu pagerbėt šitus rūmus, pagerbėt mus kaip klubą, pagerbėt mūsų klubiečius. Aišku, asmeniškai galiu pasakyti, ir dauguma iš jūsų esantis liūtai supranta tą dalyką, kad veikia rotacijos principas. Tai reiškia, kad aš prezidentas trumpą laiką nuo vasaros. Pasiekė ir savo. Ir kada susirenka, diskutuoja bendraminčiai, atsigauna, kaip aš sakau, dūšia žmogaus, išeini su pakylėtas. Grįžau aš į Kauną ir pradėjau organizuoti tą klubą. Reiškia, pradėjau nuo savo gamyklos. Reiškia, gamykloje mes irgi stengiamės pritraukti žmonės, kurie būtų skirtingų. Klubas atšventė 20 metų jubiliejų, tai bandžiau dabar belaukdamas skaičiuoti, tai kažkur skirtumas yra 2-3 metai. Klubas šiek tiek jaunesnis, bet irgi jau spėjęs kažkuo tai norėtume klubo prezidentui perduoti iš esmės mažą atminimo dovanėlę su, aišku, kad sostinės vaizdais. Visų mūsų, mes dabar jau turim Lietuvoje 30 klubų ir turim 650 būtent klubą, kuris gauna tokį, kaip sakyti, sertifikatą ir atžymą, kurią galės prisisekti prie vėliavos, kaip 2015-16 metų klubas, kuris įvykdė savo planą narių. Visi čia sėdintys liūtai ir jiems prijaučiantis, tai iš tiesų yra tie žmonės, kurie tiesiog daro gerus darbus, nes tai yra jų prigimtis. Šitas pirmasis Lions klubas Lietuvoje, kuris švenčia šiandieną 25-metį, tikrai įrodė, kad šita tarnystė iš tiesų, neatsitiktinė, bet turi gilias tradicijas. Kad esate jūs. Kada įsikūrė klubas, pirmasis tame klube buvo mano sesuo nariai, o pagal klubo taisyklės giminės negalėdavo būti viename klube nei vyras žmona, nei sesuo brolis. Tai buvo tokios taisyklės, tai bus išmėgti. Mūsų aidai dabar būtų Šakių Lions klubui. Mes norim jūs pasveikinti, mes kaip prezidentai, bet klubų nariai ir mes renkamės visada dvare, daugio gražioj šaliai. Iš esmės tai visą dieną dariau liūtą, bet išėjau kažkas. Čia visiškai neatsitiktinai, galbūt ir jis žvalgosi, kad tik nenutūptų liūtui kur nors ant galvos. Geriau laikytis ant kažkokios aukštos uolos. Ir aš manau, kad mūsų visų liūtų veikla, reiškia, atneš visiems žmonėms istorinį prisiminimą, galbūt visą. Su polėkiu ir svajonėmis eiti gerais darbais, tolyn ir dar dirbti ir tarnauti visiems. Taigi, gražios šventės ir geriausiai linkėjimai
tokiam šauniam gražiam draugui nuo jauno Vilniaus laisvos metais, na, mes gal jaunesni, 15 metų, mums kitais metais. Bet noriu savo krikštatėviams pasakyti, šalia manęs ir klubo prezidentas šios kadencijos, kad mes jums tikrai gėdos nepadarome. Jūs sakėte 26 nariai, mūsų taip pat 26 nariai, Marijampolės mieste. Žinot, mes kaip suvalkiečiais ar stoviečiai, kaip pavadinsi, nelabai norim tilpti savo rėmuose. Jau išėję esame ir todėl mes ir išėjom paskutinį, jaunimui leidome, mes dabar esam. Mes labai dėkojam. Iš tikrųjų, iš Panevėžio mūsų klubas daug turėjo atvažiuoti, bet vieni norėjo, nes šiandien turbūt žino, kad į Palangoje vyksta ir Kaune, kurie ten išvažiavom. Ir mes labai dėkojam, kad jūs pasitės mus, kai mes atvažiavom. Ir susirinkom praleist gerai laiką ir savo laiko pabuvimo prisidėti vadinosi tiek. Tai ačiū Panevėžio klubui, kuris teisingai prisipažino, kaip jie subalansavo pusę. Palangą nuvažiavo pas merginas, bet ir pas mus atvažiavo. Ačiū labai. Kučinskaitė. Monika Pleškytė. Rapolas Baranauskas. Gabrielė Spromonaitė. Martynas Žukauskas. Štai prie vargonų docentė Audronė Panavičiūtė. Krašte visata, amžina šviesa. Žemė bunda jau
Čia su visais dainavau, koks aš gražus ir laimingas. Skamba šilai nuo mūsų laimės ir juoko. Kam liūdna labai, jūs būtinai atvažiuokite čia pas mus, nes mūsų dienos kaip šiandienos vyšnios, tas kurėti gyventi, mes praveiksime grįžtą surėkime džiaugtis, kaip praveiksime grįžtos, mūsų dienos kaip šventė, kai žydėjimas Tikėję ir tiek daug netekę, visur įsibarstę, parėjom sugrįžom ir vyną aukojam už tuos, kurie liko, už tuos, kurie myli, už tuos, kurie laukia, nors niekad ir nieko nėra dar sulaukę, už tuos, kurie kenčia, už tuos, kur išduoda, už žiupsnį švelnumo ir saują paguodos. Juk viskas kartojas, tik lieka sekundė, pakelti dar taurę už likusius būti. Tik tai amžinybė tau ištiesia ranką. Gyvenk, kad mylėtum, mylėk, kad gyventum. Už tavo nelaimę, už mano vienatvę, už siaurą ir purviną mudviejų gatvę, už tos, kur išėjo, už tos, kurie gimė, už nuodėmės saldžią ligi apsvaigimo. Juk viskas kartojas, tik lieka sekundė.